Sveikučiai, labas, sveiki sugrįžę į Drogo kanalą, mano vardas Kamilė. Šiandien aš noriu nusivalyti makiažą ir buvau Drogo parduotuviai Oze. Pasirinkau įvairiausias korėjietiškos kosmetikos, skincare, veido odos priežiūros produktų. Niekam nepaslaptis, kad korėjiečių kosmetika yra viena moderniausių, unikaliausių, inovatyviausių, kosmetikų rinkoje ir Drogas turi pakankamai platų asortimentą, tiek ir dar daugiau produktų pasiėmiau už Drogo. Nekantrauju nusivalyti makiažą po visos dienos. Geriausias jausmas po visos dienos tai yra tada, kada pasidarai skincare rutiną, veido odos priežiūros rutiną. Taigi, pirma, tai aš noriu susirišiu plaukus. Šitą makiažą buvau užsidėjus nuo pačio aktyvaus ryto. Tada užsidėsiu tokią juostą. Pirmas produktas tai yra Nacific prekinio ženklo Fresh Herb Origin Cleansing Oil, tai yra veido aliejus. Šis prasiklis yra su bakučioliu, pasižymi stipriu antioksidaciniu poveikiu. Sudėti yra ryžių ekstraktas ir hialurono rūgštis, tai drėkins veido odą. Tai šiek tiek išsispaudžiu, labai vandeningas. Ir iškart tiesiog taip pat veido odos, kad visas makiažas ištirptų kaip sviestas. Tada su vandeniu prausiu veidą. Pirmas žingsnis jau yra, makiažas nuvalytas. Kitas žingsnis – galutinai nusiprausti veido odą, nes tikrai yra dar likučių, va ir tušas dar likęs. Tai panaudosiu su Frudia Blueberry. Veido prausimusi putos su mėlynių ekstraktu. Gausiai putojančios, pasižiūrėsim ar tikrai. Visada, jeigu pirmą valėtės makiažą su aliejum, paskui privalot dar panaudoti papildomą prausiklį, kuris nuvalytų visus likučius. Na, ar jo, viską nuvalė. Toliau, COSRX yra Droge, man atrodo, pakankamai jau senai yra, labai populiarus brandas. Dabar panaudosiu rūgštinį tonerį, jis eksfoliuojantį rūgštinį toniką su AHA, BHA rūgštimis, padeda palaikyti tinkamą odos pH, kad visi kiti kremai gerai įsigertų. Tai kaip atrodo buteliukas, pakankamai didelis. Taip pat šitas tonikas padeda reguliuoti sebumo perteklių, kaip tiesiog ant veido papšti. Ok. Koks fainas. Toliau iš to pačio brando, matot, jau pusę nebeturiu. Tai yra esencija su sraigių mucinu, labai populiarus Korėjoje dalykas, ingredientas. Šitas dalykas tangrina odą, skaistina ir kaip gerai sudrėkina. Ta prasme, pažiūrėkit, kaip tarp pirštais atrodo. Tikrai, kai užsitėpiu, atrodo, net veido kremo nereikia, man tiek gerai sudrėkina. Veido kremas. Šitą pasiėmiau, nes visišką naujieną man nemačiau tikrai. Irgi su sraigių mucinu, veido kremas, Repairing and Wrinkle Care. Stiklinis buteliukas. Čia korėjietiškai kažkas parašyta, nieko nesuprantu. Suteikia odai stangrumo, pagrindinis dalykas, ką daro šitas sraigių mucinas. Tai kaip atrodo kremas, paprastas baltas. Jau stangrumo tai aš norėčiau, ačiū. Oi, koks fainas. Labai gerai sudrėkina. Žiūrėkit į odą, tiesiog spindi. Ir visą likutį visada įsitrinkit į kaklą ir į rankas. Toliau turiu du produktus. Čia yra ant paakių kaukytės, BioGreen. Yra, man atrodo, dar 3 skirtingi. Šitą pasiėmiau su auksu, man atrodo. Būtent šitas geltonos spalvos yra su auksu paakių kaukytės. Auksas, bet to jau nuo seno yra naudojamas ingredientas, kuris jaunina odą ir skaistina. Kaip fainai atrodo. Nežinau, kaip jūs dedatės tas kaukės. Aš tai ta prasme, va taip tipo turbūt. Šitą pusę. Ir tada pasiėmiau 2 lūpų kaukės. Man atrodo, šitas irgi yra naujiena Droge. Floral Garden Lip Mask. Tai yra Peach Blossom skonio ir Tuberose skonio, kabutėse skonio. Tai aš pabandysiu Peach Blossom. Jau man krenta. Per daug skincare užsitepiau, dėl to krenta. Tokios kaukytės yra labai gerai prieš darantis makiažą, kad super gerai sutrikintumėt lūpų odą. Šepetėlis ir lūpų kaukytė. Man taip krenta šiandien viskas iš rankų, aš nesuprantu kodėl. Kadangi aš naudosiu savo, tai galiu tiesiog įmerkti savo pirštą ir patepti lūpas. Nėra geresnio jausmo nei padarytas skincare. Gaivi oda, graži oda. Na ką ir viskas, aš savo veido odos priežiūrą su korėjietiška kosmetika pasidariau.
pats geriausias jausmas, kai yra švari oda, vieta primaitinta, prisotinta, visokių gerų dalykų. Visus produktus, kuriuos jums rodžiau šio filmuko metu, rasite, aišku, kaip visada, Drogo parduotuvėse ir internetiniai parduotuviai Droge. Puoselėkit savo grožį, rūpinkite savimi ir pasimatysim kitame filmuke.